dabar pabandykit mintis justi. Ar jūs galite matyti mintis? Ir taip pat nejudėti prote. Tai reiškia negalvoti. Ar jūs galit? Ar tai yra normalu? Negalvoti yra natūrali būsena. Negalvojimas ir rodo, kad esat sąmoningi. Jeigu galvojat, tai reiškia nesat sąmoningi. Dabar galite atsimerkti. Pakelkite ranką, kurie esat sąmoningi minčių atžvilgiu. Reiškia sąmoningi minčių atžvilgiu. Ir negalvojat. Vakuumas yra sąmonė. Kai sąmonėje nėra minčių, jinai yra sąmonė. Jeigu sąmonėje yra minčių, tas pats kaip vakuume yra atomų arba molekulių, tai yra nesąmonė, tai nėra sąmonė, tai yra nesąmonė. Ir pasaulyje dabartinė padėtis yra tokia, kai nesąmoningi žmonės, esantys visiškai nesąmoniai, galvoja, kad yra sąmoningi, kad yra sąmoniai. Ir jie naudoja žodį sąmonė. Fizikoje žinoma, kad jeigu nėra vakuumas, tai nėra vakuumas. Tai reiškia, yra atomai, nors kartais, jeigu yra kokį 100 atomų į kokį nors ten litrą, tai sako, čia jau vakuumas, jau beveik vakuumas. Taip, tai yra beveik vakuumas. Bet jeigu vis tik yra nors vienas atomas, tai jau nėra vakuumas. Tai čia tas pats. Tai jeigu jūs galvojate, reiškia, jūs nesat sąmoningi, jūs nematot, kada kyla, kaip prasideda, kaip veikia. O tam, kad justi, reikia būti, galima justi, nejudėti, protė įsigibus vieną mintį, galvoti. Ir aš esu tą matęs, keli bandė pademonstruoti savo negalvojimą, jie įsikimba į vieną mintį. Tas pats, kaip jūs apsikabintumėt stulpą ir sakytumėt, aš nejudu. Bet tai nėra tikras nejudėjimas, tai yra dar didesnis vargas ir dar greičiau išseksi, negu kad vidutiniškai drebėdamas, lankstydamasis arba kažkaip judėdamas. Tos visos mintys turi savo priežastis. Ir jeigu yra mintis, sukelia įtampą, tai trukdo tekėjimui, toliau prasideda įvairios emocijos ir jausmai. Tada jos kaupiasi kalnais, kaip ir šiukšlės. Pradžioj okeanai prieš 100 metų buvo gana švarūs. Žemė buvo, vanduo buvo, oras gana švarūs. Dabar galim paklausti, iš kur tos šiukšlės. Tai tas pats yra, iš kur tos emocijos ir mintis pas mus. Iš ten pat, nes mes jau žmonija daug tūkstantmečių vis judam link galvojimo, tai turi pliusų, bet kai pradedi per daug galvoti ir naudoti tik protą, tai nustoji jausti, justi, emocionuoti tinkamai ir pradedi kurti pragarą. Kai tik mes paleidžiam mintis, protą, iš karto tūkstančiai, milijardai įtampų atkrinta. Mes tampam daug centruotesni, daug lengvesni, laisvesni.